Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Čia susispėtimai. Mes kalbame apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir mes grįžtam. Ir aš žinau, kad tie, kurie laukėte, tai staiga sulaukėte, o kurie šiaip nelaukėte, tai jiems kaip ir dzina, mes grįžom, negrįžom. Tiesiog mes esam. Ir tai yra pokalbiai apie dalykus, kurie mums yra svarbus ir įdomus, kur mes neieškom atsakymų, daugiau galbūt bandom ieškoti klausimų, su kuriais norime ir likti, ir palikti jūs taip pat. O mes tai yra, mano vardas Saulius Jovaišas, taip pat žmogus su juodom ausinėm ir juodais marškinėliais yra filosofas Masius. Rasas Maksalis. Sveiki. O žmogus, kuris iš to juokiasi dabar su iPod ausinėmis ausyse, yra psichologas Viktoras Keturakis. Ir šiandien mes turime temą, kuri yra apie klaidas, paklydimus. Ir aš manau, kad mano didžiausia klaida ir paklydimas galėtų būti šitame mūsų pokalbėje, jeigu aš į jį kiščiausi, tai aš ketinu į jį nesikišti. Bet gali būti, kad visiems mums yra būdinga klysti ir paklysti. Galbūt taip pat atsitiks ir su manim. Viktoras Keturakis pasiūlė šitą temą ir pats dėl to yra kaltas. Gal čia klaida? Viktorai. Iš tiesų, čia tokia labai plati tema ir rizikuotume nuklysti jau apšnekėtus dalykus. Klaida ir atsakomybė, klaida ir kaltė, klaida ir reiškia, reakcija į tai. Ir matyt, aš kalbėsiu apie reakcijas, bet aš noriu paliesti tokią prielaidą klaidos, kad, reiškia, nuo mokyklos laikų mes gyvenam labai tokioj normatyvinėje erdvėje. Nes kai vaikas gyvena ir žiūri, kaip vaikas gyvena, jisai nedaro klaidų. Jisai žaidžia, eksperimentuoja. Tėvam atrodo, kad jis daro klaidas. Jis rizikuoja išbėgti į gatvę, neatsargiai imti daiktą arba kažką kišti į burną. Tai tėvam atrodo, kad klaida nenormalu. Vaikui tai netrodo jokia klaida, jis tiesiog gyvena. Ir va tas jungiklis, tas momentas, kada vaikas persijungia nuo tai, kad viskas normalu, viską daryti ir viską eksperimentuoti, ką nori, į tai, kad nenormalu, tada apsigyvena sąlyga rastis klaidos pojūčiui. Tai yra įspūdžiui, kad tu padarai klaidą. Aš taip, sakykim, pradėsim. Ir kitas žvilgsnis, jeigu atsiriboti nuo žmogaus, tai yra irgi, tokia fizinis pasaulis ir gyvas gamtos pasaulis. Tai fiziniam pasaulyje irgi klaidų nėra. Yra reiškiniai, dėsniai, jeigu susidaro tam tikros sąlygos, apsijungia medžiagos, keičiasi kitos medžiagos ir tas netraktuojama kaip klaida, kaip ištrūksta koks nors atomas arba išsiveržia ten. Tai yra tiesiog reiškinys, kuris ir fizikų aprašomas kaip reiškinys, o ne kaip klaida. Jeigu tam tikros sąlygos išsipildo, pasikeičia būsena. Pasikeičia sudėtis, pasikeičia medžiagų dalis. Tuo tarpu gamtoj, kai gamtoj, reiškia, gyvoji gamtoj yra formuojama ląstelė ir iš DNR yra kuriamas, reiškia, skriptas kuriamas eiliškumas ląsteliai, tai priveliama yra apie 100 000 klaidų to generacijų. Ir tada yra visas mechanizmas tų klaidų tikrinimui ir jeigu nepavyksta, tada susiformuoja vėžinės ląstelės arba apsigimimai arba taip mutacijos ir taip toliau. Ir tas jau irgi gamtoj ar gyvajam organizme jau tas traktuojama, klaida. Tai tada mes turime nebe normatyvinį, o kažkokį tikslinį buvimą. Nes fizinis pasaulis jis savotiškai tikslo neturi. Jis turi veiksmas, pasekmė. Veiksmas, priežastis, pasekmė. Tuo tarpu gamtoj jau atsiranda tikslingumo tema, išgyventi. Daugiau palikonių sulaukti, plėsti teritoriją ir tada šitame jau, šitoj dimensijoje tada atsiranda jau klaidos tema, kuri, reiškia, padeda arba trukdo. Reiškia, klaida, jinai turi savyje tokio vertinimo elemento nuo žmogaus iki bendresnio elemento. Ir man yra įdomu, iš psichologinės pusės, kaip klaida apsigyvena žmogaus sąmonėj. Ir kaip dažnai, aš bent jau įpratęs pastebiu, kiti irgi paskui atsiprašinėja už klaidas. Ir kažkur yra gerai, ir daug kas sakytų, kad gerai atsiprašyti už klaidas ir taip toliau, aš nenoriu tai leistis, bet jau pats suvokimas, kad aš padariau kažkokią klaidą,
tai tada jau yra blogai. Ir aš galvoju, ar tikrai už visus veiksmus reikia atsiprašinėti, o kartais padarai galbūt neteisingą situacinių požiūrių veiksmą, bet jisai gyvenimą pakeičia ir gauni gerą išeitį. Tai aš čia tokia įvadą darau apskritai nuo bendresnio žvilgsnio, kokios yra sąlygos rastis klaidos galvojimui. Tai taip išeina, kad tarsi klaida yra tada, kada už ją norisi atsiprašyti. Ta prasme, kai nėra atsiprašymo elemento arba poreikio arba lūkesčio, tai nėra klaidos. Ar aš teisingai suprantu? Nebūtinai, bet jau atsiprašymas indikuoja, kad kažkas yra negerai ir yra klaida ir kaltė, yra atsakomybė ir taip toliau. Bet čia jau yra tarpiniai žingsniai, bet jau momentas, kada aš padariau neteisingai, jis jau yra įaugęs į visą mūsų sąmonę. Tai yra nenormaliai elgiesi, darai, neteisingai sprendi uždavinį, padarei veiksmą, kuris yra neteisingas, nesilaikai susitarimų, įsipareigojimų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kai aš dirbu konsultacijų, mano darbas kitą kartą yra kvestionuoti ir klausti, ar tikrai tai negerai ir net jeigu negerai, tai kam negerai. Pavyzdžiui, jeigu tu laikais įsipareigojimų ir jų visą laiką laikais ir jų neatsisakai, tai gali būti, kad jų pasidaro per daug ir tu neatsisakydamas tu perdegi. Taip. Tai kas yra klaida? Laikytis visų per daug prisimtų įsipareigojimų, kad neteisingai paskaičiavai, nes žmogus sako, aš neteisingai paskaičiavai. Neteisingai paskaičiavai, tai kaip tau pasikoreguoti? Ar perdegti? Tai čia kaip pavyzdys yra. Ir lygiai taip pat grįžtant į gyvos gamtos, jeigu yra mutacija, jeigu yra, kažkaip netaip genas transkribuojamas ir sukuriama ląstelė, tuo metu gali būti klaida, kad organizmas neišgyvena ir numiršta, o gali būti evoliucinis šuolis, jisai dar geriau prisitaiko prie situacijos. Tai kaip čia pažiūrėsi? Nors ta pati pasiekmė yra, kaip kopija sukuriama ne viens prie vieno, o kitokia kopija sukuriama ląstelės, organizmo arba panašiai. Okay. Rasiau filosofai, ką sako šitoje vietoje? Arba tu kaip filosofas, ką sakai savo toje vietoje? Taip, čia daug minčių kyla, kaip visada, bet man norėtųsi šiek tiek tiksliau tą klaidą suprasti. Viktoras čia labai gražiai suderino, taip sulygino du tokius svarbius kontekstus. Klaida ir norma. Tai tada, jeigu mes šitam kontrastą žiūrim, tai klaida būtų tarsi tos normos pažeidimas. Aš paprastai tą klaidą savo suprantu kaip kažką neteisingo. Kažką klaidingas tai yra tai, kas netiesa. Pavyzdžiui, aš suklystu, sudedu ten 2 su 2 ir gaunu 5, pavyzdžiui. Čia yra klaida tokia grinai loginė prasme. Jeigu mes čia įvedam tą normos momentą, tai čia jau atsiranda daugiau ta tokia praktinė, etinė dimensija. Aš elgiuosi neteisingai, nes aš kažkaip tai pažeidžiu kažkokį tai susitarimą tarp mūsų, kaip ir minėjai, Viktorai, šitas galimybės. Ir tada mano tas poelgis yra neteisingas, nes jisai yra nukreiptas prieš kažkokius susitarimus ir man tiesiog tada jau prikaišia, kad tu elgies neteisingai. Tu netgi šitoj situacijai galbūt net nesakytų, kad tu suklydai, bet kad tu tiesiog blogai elgiesi, tu esi blogas etinė prasme, reiškia, tu negerą veiksmą darai, tas elgiesi ne kaip teisingas žmogus. Tai aš šitoje vietoje, čia būtų įdomu panagrinėti, pavyzdžiui, kuria prasme tas žmogus galbūt jisai darydamas blogą, gal jis neklysta, jeigu jisai turi kažkokį kitą tikslą. Tai šią prasme jis nėra suklydęs, bet jisai yra kaip ir padaręs nuostolį kažkokiam tai žmogui, pavyzdžiui, tose situacijose, nes su to žmogum buvo kažkoks nerašytinis susitarimas, kažkokia tai normų sistema, koordinačių sistema, kurią jisai pažeidė. Tai aš šiek tiek tą klaidingumą šitoje vietoje suprasčiau šiek tiek siauriau. Ir tas, kai kalbėjai apie genus, man jisai čia labiau tinka tarsi, arba jo nebuvimą fiziniam pasauliu. Čia kaip ir viskas aišku, nes čia vyksta ir priežastis ir pasiekmė, reiškia, kaip ir toks pagrindinė tokia struktūra poveikio.
ir savaime tenai klaidų kaip ir nėra. Atsirastų klaida, jeigu mes neteisingai nustatytume priežastį, pavyzdžiui, kažkokio tai reiškinio. Reiškia reikalingas dar stebėtojas, kuris tai stebi, interpretuoja ir tada atsiranda tos klaidos. Tai reiškia, klaida šiuo atveju atsiranda ne pačiam fiziniam pasaulyje, bet mūsų sąmonėje, kai mes bandome jį suprasti ir paaiškinti. Arba jeigu mes, pavyzdžiui, neteisingai saprotaujam, darom loginės klaidas. Va čia atsiranda tos klaidos. Jos tarsi etiškai neutralios. Tai yra tiesiog klaidos tokiam pažinimo epistemologinėme lygmenyje. Ir tos klaidos tenai gali ir likti iš tikrųjų, jeigu mes suprantame, kad mes neišvengiamai mūsų toks likimas su jomis susidurti. Mes visada mąstydami, pažindami, mes visada klystame, mes tada darome kažkokias išvadas, bandome kitus metodus, bandome kartoti toks veiksmus. Tai yra, ta klaida yra tokia kasdienybė, būtent sąmonės, kada jinai bando suprasti savo vietą pasaulyje ir pažiūrėti, kaip tas pasaulis veikia. Čia tarsi kaip ir nėra kažkokios įtampos savaime šitame lygmenyje. Įtampa atsiranda tada, kada klaida pavirsta į tai, ką tu, Sauliui, pačioj paražiai paminėjai kaip antrą temos žodį, tai yra, kai mes jaučiamės, kad mes patys esam paklydę. Tai čia iš to epistemologinio lygmens mes periname į tokį daugiau ontologinį. Tada viskas susisieja ir susipainioja. Tada kyla klausimas toks, gal aš kažkokiam tai etape kažko nesupratau, neteisingai supratau ir padariau klaidą, gal aš padariau ne tą pasirinkimą. Šia prasme tai irgi, va čia yra klaida irgi tokia pirminė, logiška prasme, bet jinai jau turi tas visas psichologinės pasiekmes, apie kurias, Viktorai, irgi minėjai. Nes tada klausimas apie mane patį ne tik kaip apie pažįstantį ir darantį klaidas, bet apie tą, kuris daro klaidas siekdamas savo gyvenimo tikslų. Bet labai teisingai pasakai, kad tikslas yra tas matas, kuriuo mes matuojame paklydimą šiuo atveju. Aš sakyčiau, ne tai, kad klaida, bet paklydimą. Jeigu klaida, tai siauresnė prasme, pavyzdžiui, koks turėčiau būti aš tas nedarantis klaidų, kad žingsnis po žingsnio pasiekčiau savo tikslo. Kas gali tą žinoti? Čia yra labai labai didelis klausimas ir labai sudėtingai atsakyti, matyti neįmanoma. Bet vis tiek nepaisant to, kad aš suprantu, kad neįmanoma taip sumatuoti tiksliai to gyvenimo. Vis tiek aš kartais jaučiuosi paklydęs. Aš nesu tikras. Galbūt man reikėjo, atsisakau darbo pasiūlymą, o gal reikėjo sutikti. O gal priešingai. Galbūt, pavyzdžiui, aš padariau klaidą, kad aš priėmiau darbo pasiūlymą ir tada aš metus laiko dirbau be savaitgalių ir aš tiesiog išsisėmiau ir pavargau ir viskas. Ir tai turėjo kitas pasiekmes. Kadangi visos tos priežastys pasiekmes ir gyvenime yra susijusios, bet mes ne visas jas matom ir mes neteisingai jas galbūt interpretuojam, tai mes kartais tiesiog nežinom, ar mes padarėm klaidą. Ir tas nežinojimas mus paverčia tokiais klaidžiojančiais, tokiais odisėjais. Plaukiam kažkur, norim ten į tėvynę, bet vis kažkaip nesam tikri, kur mes šiandien būsim kitų momentų. Tai šita būsena man pakankamai yra įdomi. Jinai galbūt šalia tos temos, ką Viktoras išskleidė, santykėje su kitais žmonėmis, bet čia daugiau santykėje su manim. Reiškia, yra tas, man atrodo, galbūt netgi kažkiek pirminis, nes mes elgiamės irgi traktuodami žmonės kaip savo tokius bendražygius, bet kitą kartą mes esam priversti ir jais irgi naudotis, mes tomis situacijomis naudojamės. Gal mes padarom klaidų, pasinaudodami kitais žmonėm neteisingai, juos nuskriausdami, gali būti ir taip. Bet jeigu atsisakyti to bandymo klaidą grinai suvesti į normos pažeidimą ir tada paklausti grinai tokia loginė prasme, o tai kas tas teisingas veiksmas, čia paaiškėja, kad atsakyti labai sunku yra iš tikrųjų. Ir tada, man atrodo, tas sunkumas būtent mus ir įstumia į tokią ontologinę, egzistencinę tokią situaciją, kad mes jaučiamės, praktiškai jaučiamės kaip ir kalti, arba jeigu būtume krikščionys, tai mes jaučiame iš prigimties kalti, nes kažkas kitas padarė už mus tą klaidą, galima taip, nusižengimą, tą nuodėmę, sakykime, ar ne. Jo, bet čia ir yra turbūt vienas svarbiausių klausimų, bandau šnekėti pro šalį važiuojantį automobilį, bet tuo pačiu metu, kaip suprasti, kad tai yra klaida. Būtent, tu sakai, žinai, ar tu normą paėmi kaip matą klaidai atsitikti, ar tu savo paties vertinimą, ar kito reakciją,
ar, reiškia, savo reakciją po kažkiek laiko. Kaip suprasti, kad padarai klaidą? Viktorai, turi idėjų, kaip suprasti, kad padarai klaidą? Kad tai yra klaida, kad įvyko klaida. Jeigu grįžtam prie Rasios minties, ką jisai kalbėjo, tai mes turim žinot, kas yra tiesa. Iš to, ką aš supratau, mes nežinom, kas yra tiesa, bet žinom, kas yra netiesa arba kas yra paklydimas. Taip, kalnas. Ir tada glumina šitą situaciją ir kažkokiu būdu kažkas mus išmokina, kad tu vis ne ten. Ir aš tą labai gerai atsimenu pojūčiais, kai aš įstojau į psichologiją ar ten mokinausi, tai aš vis gaudavau daug grįžtamojo ryšio ne taip. Kas taip neaišku, bet kas ne taip man vis sakė. Ir man dar užėmė antrą daug metų išsimokyt arba atsimokyti, kas man pasakys taip arba ne taip. Bet ta abejonės pasiejimas, kad ne taip tu čia darai, jisai glumina. Ir jisai, man atrodo, reiškinys pats savaime, kai tau kiti duoda ženklus, kad tu paklydai. Tokiais mistiškais veidais, susimaščiusiais ir labai rimtais ir tuo pačiu labai teisuoliškais. Nes kas, tai tau galiu pasakyti, kitas, kuris turi daug metų, kuris turi patirties, pražilusi plauką ir tada linksi galvą ir sako, ne taip, o kas taip nežinau, bet tai ne taip. Ir va štai tau klaido šaltinis. Tas, kuris tave klaidina ir aiškina, kad tu paklydai. Ir čia tas pas būtų ir jeigu apie vaikus kalbėjai, mažas vaikas, tai juk jį irgi auklėjai taip, nedaryk taip, kaip tik, ne tai, kad daryk, bet nedaryk. Čia bet čia yra du būdai auklėjimo arba keli. Ir aš atsimenu, kai sūnus augo, tai mes kai auginom, mes aiškindavom pasekmes. Kas bus jeigu ir kodėl taip, kad tu gali paaiškinti, kodėl ne taip. Tai nėra pretenzija į tiesą, bet kodėl tu sakai nedaryk. Ir jeigu negali paaiškinti, tai kodėl tu sakai, kad tai yra negerai? Taip negalim. Tai, žinai, pavyzdžiui, tu kažką pasakei ir kitas žmogus užsigavo. Tai nesakyk taip, kad kitas užsigautų. Tikrai? O tada save užgaut geriau negu kitą? Čia teisingas kelias. Bet, daugybė žmonių taip, jau geriau kaip nors susivaldyk, susitvardyk, geriau jau tu tenai turėsi kažkokių sunkumų, bet neužgauk kito žmogaus. Nes užgauti yra negerai. O gal aš neužgaunu, gal kitas užsigauna. Aš žinau, kad aš susimoju lasdą ir duodu, tada žinau. Bet jeigu aš pasakau kažkokį žodį, kad man neskanus buvo šiandien, nežinau, pietų sriuba, ir tas žmogus, kuris gamino sriubą, įsižeidžia, tai aš užgaunu jį ar neužgaunu. Ir turėčiau sakyti ar nesakyti. Čia klaida ar ne klaida? Jo, bet taip ir išeina, ką aš girdžiu iš jūsų abiejų, tai yra tai, kad mes kalbame apie klaidą, kaip apie saugumo, tam tikro asmeninio saugumo pažeidimo momentą. Ir tai yra, pavyzdžiui, tėvų atveju, kai mes drausminam vaiką, kad jis nepadarytų klaidos, tai iš tiesų yra, mes galvojame, mes sakome, racionalizuojame, sakome, kad mes saugome vaiką, nors realiai mes visi puikiausiai suprantame, dabar jau aš tikiuosi, kai suaugę esame, kad mes saugome save nuo to atsitikimo pasiekmių. Tai yra sveika vaiko sveika. Bet ginčytųsi, jeigu išbėgs vaikas į gatvę ir jį nudaus mašina, tai ir vaikui bus žala sveikatai ir tėvam bus rūpintis. Be abejo taip, bet žiūrėkit, ta prasme, kai yra stresinė situacija, pabandykit paneigti, aš nesu specialistas, bet kai yra stresinė situacija, žmogus tampa egocentrišku visiškai padaru ir jisai galvoja iš principo pirmiausia, arba nesąmoningumas veikia pirmiausia per savęs apsaugojimą. Tai yra, kada, pavyzdžiui, vaikas išbėgs į gatvę ir jį partrenks, be abejo, vaikui tai bus šakės. Bet ką labiausiai saugo žmogus yra savo tą status quo, savo saugumo ribas. Tai yra, jam bus labai skauda, jam bus labai baisu. Ir jisai bando užkirsti kelią atsitikimui, klaidai vaiko, kito žmogaus suaugusio, žmonos, vyro, kaimyno, tam, kad jam nebūtų nepatogu. Ar aš čia šitoje vietoje, arklys tu labai? Rasiu, ką tu galvoji? Man atrodo, kad čia vienas kitam neprieštarauja. Čia galima pasverti tą dalį, bet daug svarbiau yra tai, kad tokiu būdu vieno saugumo ribos organiškai pereina į kito asmens saugumo ribas. Ir dažnai galbūt tas žmogus net ir pats nėra išbandęs kai kurių ribų, bet jis tada automatiškai
pavyzdžiui, psichologai vyresni auklėja jaunesnius dėl to, kad jie žino, kad jos galbūt irgi auklėjo taip pat ir tada tiesiog taip negalima dėl to, kad taip negalima niekada. Tai čia tos atsakomybės kažkiek suauga. Bet aš ir prieš tai galvojau, kai Viktoras kalbėjo apie tai, kad tėvai elgiasi, nes jie bando valdyti kažkokias rizikas tikriausiai, kaip jie patys supranta. To paties vaiko ir jie puikiai žino, kad galbūt vaikas jisai turi patirti kažkokią dalį šitų rizikų ir tas pasiekmes tiesiogiai patirti, netgi ne tik taip pat racionalizuojant, kaip Viktorai pats auklėjai savo vaiką, bet kažką vaikas turi ir pats patirti, įkišti pirštą į laužą. Nereiks nieko racionalizuoti, jau kaip ir aišku, kad jeigu kitą kartą kiši, tai bus panašiai tikriausiai. Ar ne? Tai čia, aš irgi galvodamas apie tą temą prieš mūsų pokalbį, pajutau, kad čia vienas iš tų reiškinių, kurie yra tokie, tu jos negali kažkaip logiškai ar sistemiškai suvesti į vieną kažkokį tai labai aiškų polių ir apibrėžti ir padėti vietą. Čia yra tokia akistata su klaida, su tos klaidos galimybė, ar mūsų vaikų, mus visą laiką pastato į tokią dviprasmišką poziciją. Mums reikia tų klaidų, bet kartu ir nereikia. Jos gali būti mums pražūtingos, lemtingos tos klaidos. Pavyzdžiui, supainiusi pedalą, gazo ir stabdžio, ar ne kažkokia tai situacija. Ir daugiau nebeturėsi progos pasitaisyti, nes galbūt tavęs jau nebebus. Ir tu žinai tą. Ir žinai ne tik galvodamas apie save, bet ir apie savo artimus, ypač mažus vaikus, kad jeigu jisai persisvers per langą iškris, tai jau nebebus ko ten auklėt labai, jau nebebus to žmogaus. Tai visada yra, tas supratimas visada tarsi yra fone, kad klaidas daryti reikia ir reikia iš jų mokytis, bet kita vertus, tos klaidos ne visos vienodos yra ir tada reikia valdyti tą laipsnį rizikos. O tas reikalauja būtent tokio kažkokio labai dinamiško dalyvavimo, įsitraukimo į tą, reiškia, klaidos tą kažkokį valdymą kartu arba pasidalinant kažkokias funkcijas, kažką nukreipiant į kažkokius išorinius kontekstus, pasakyti, kad dažnai mes kaip pasakom, tu taip nedaryk dėl to, kad vaikams to negalima, pavyzdžiui. Kodėl man negalima šito saldainio suvalgyti? Dėl kad jame yra alkoholio. O kodėl man negalima alkoholio? Paaiškink man, kodėl. Šiuo atveju galbūt neteisinga būtų primaitinti tokių saldainių, kad vaikas suprastų, kas tai yra. Tai reiškia kažkokios kitos prieigos reikia. Bet logiškai paaiškinti tai ganėtinai sunku, nebent galbūt Viktoras jau yra patyręs šito klausimo. Aš tiesiog paprastai pasakau, dėl to, kad vaikams alkoholio negalima, nes nesveika. Jų organizmai tam nepritaikyta. Atseit, kada jau užauksi, tada jau galėsi. O suaugusiai galima? Tai va, prasideda. Good point. Kaip man vis dar labiausiai keistas klausimas šitoje vietoje yra, aš padarysiu spoilerį, reiškia, pabaigoje papasakosiu anekdotą, mėgstamiausią savo anekdotą per visą gyvenimą, būtent apie klaidą. Bet tai bus pabaigoje, o kol kas man vis dar aš nesuprantu, kaip atsiranda klaida. Ta prasme, kad mes, kai galvojam dabar atsietai nuo viso savo gyvenimo, pavyzdžiui, abstrahuojasi, reiškia, nuo savo patirčių visų ir supranti, kad tokio daikto kaip klaida nėra. Nes iš principo, tai yra, kaip tu sakai, Viktorai, yra pasiekmės, kurios arba buvo, produktyvios, naudingos tam gyvenimo kelyje, ar buvo nenaudingos, iš pradžių pasirodė, o paskui paaiškėjo, kad. Kitaip sakant, reiškia, ta klaida tokia efemeriška. Mes vadiname klaidomis dalykus, kurie daro ką? Viktorai. Aš grįšiu prie Rasiaus teiginio apie tai, kad tai yra pažeidžia kažkokį tiesos momentą, teisingumo tiesos momentą. Ir tiesos momentą, kad pažinimo prasme, kad netoks pasaulis yra. Ir tu gali save ir kitus apgaudinėti, kad, nežinau, pasaulis plokščias, kad labai ryškus pavyzdys buvo COVID virusas, kad čia COVID iš tiesų nėra, o čia yra tik tai sąmokslas žmonių grupės, kurie norėjo praturtėti. Ir aš visai neseniai šitą teoriją vėl girdžiu ir aš neneigiu tiesos, kad taip, žmonės kai kurie praturtėjo iš COVID, bet tai nėra priežastis ir pasiekmė. Tai yra ne tai, kad paneigia. Ir va tas tiesos neigimas, kad yra realus virusas, net jeigu jo nematai,
kad yra jo biologinis poveikis, kad yra rizika ir tada reikia imtis kažkokių veiksmų, vienokių ar kitokių. Teisingi tie veiksmai ribojant ar neteisingi, čia kitas klausimas. Bet žmonės, kai pradeda paneiginėti tiesą, pažinimo įmanomą tiesą, tada jie pradeda gyventi tokiam kreivų veidrodžių pasaulyje, kur ilgainiui gali atvesti į blogą vietą. Nes mes turime pažinti pasaulį tiek, kiek mes jį galime pažinti. Tai lygiai tas pats galioja ir tokiam etiniam santykiai. Jeigu man atrodo yra teisinga, ką aš darau, bet kitam žmogui neteisinga ir aš jį paveikiu, tai man yra svarbu atsitokėti ir sakyti, jo, aš maniau, kad tai teisinga, bet matau, kad tau yra neteisinga. Ir šitas momentas, neieškojimas vienos tiesos, bet pripažinimas, kad mano tiesa ne vienintelė, nebegalinė, o, reiškia, atneša momentą, kad aš suklydau tavo atžvilgiu, jisai sudaro sąlygas nuolankumo ir mano manimu tikram ryšiui tarp žmonių atsirasti. Nes jeigu aš vaikštau kad aš viską teisus ir viską teisingai darau, jau mes pro ekraną ar pro kompiuterį galim daug tokių matyti, yra, pražūtingas ir tam žmogui, ir kitai žmonių grupiai, nes tada neatsiranda ryšys, tas, kas vadinama psichoanalitinėje mokykloje mentalizacija, įsivaizdavimas, kad kiti turi savo protą, turi savo matymą, savo perspektyvą ir yra kitokia negu mano. Ir jeigu aš negaliu mentalizuoti, aš negaliu įsivaizduoti kito žmogaus pasaulio, tai aš nebeturiu prielaidų užmegzti ryšio, arba su kitu žmogum aš elgiuosi daiktiškai, funkciškai, labai ribotai, arba transakciškai ir labai paviršutiniškai. Aš galiu sąveikauti, nes jisai galvoja, kas jam naudinga, aš galvoju, kas naudinga, mes lošim, kas laimės, aš laimėjau, aš pasiėmiau. Bet istorija matė daug atvejų, kad žmonės jau žaidė šitą žaidimą ir atėjo iki tokio didelio susinaikinimo ribos. Nes kažkas būna stipresnis, galingesnis, tai čia jau yra praminti takai, jau mums nereikia išradinėti dviračių. Kad jeigu aš nepripažinsiu savo klaidos kitų žmonių atžvilgių, aš būsiu savanaudis niekšas, gana vienišas, galėsiu burti funkciškai kažkokią armiją savo pasiekėjų, kol atsiras kitas įtikinėtojas, kuris bus ilgainiui stipresnis už mane ir mane nugalės. Ir mes taip ir gyvensim. Ir labai susiaurėja perspektyva. Bet panašu, kad taip ir yra. Šiuo metu taip yra. Tai yra, mes atrodo, kad esame tam paklydime, kuris, pavyzdžiui, įsivaizduoja, kad jeigu tu esi šiandien, tu esi protingesnis už tą, kuris buvo vakar. Arba ten, tarkim, šiuolaikiniai žmonėje, žmonės, individai yra protingesni, išmintingesni negu žmonės 20 amžiaus pradžioje prieš Pirmą pasaulinį karą. Arba dar kažkada tai. Ir tai yra tas, reiškia, mums taip neatsitiks, nes mes protingesni. Bet čia iliuzija. Absoliučiai, visiškai iliuzija, bet jinai labai stipri yra ir plus dar prie to reikalo dar kaip čia, turbūt tą maitina arba prie to prisideda ir tas mūsų turėjimas post-truth, reiškia situacija, kurią mes aptarinėjom ne vieną kartą su jumis, tai yra kada iš principo dėl šaltinių gausos ir įtakos šaltiniams visiškai absoliučiai neaišku, kas yra tiesa šiam momentui, faktas, kas yra faktas, yra jau sudėtinga, išskyrus tam tikrai labai empiriniai dalykai, bet situacijos jos nebetenka faktiškumo. Ir šitoje vietoje tada klaida, jos nėra. Aš pasakysiu, dar yra blogiau negu čia nupiešiai. Nupiešk dar baisiau. Klaida yra būti silpnam, dėl to, kad dabartiniai santykiai yra galios santykiai iš esmės. Jeigu tu esi silpnas, tu automatiškai klysti. Ir klysti. Susiduria čia tokios dvi labai galingos, reiškia, koncepcijos. Viena koncepcija yra tiesiog, reiškia, ta natūralios atrankos arba galios principo koncepcija, kuri tarsi gyvuoja, atrodo, gyvuoja gamtoje, bent jau tai būdavo traktuojama, bent jau tos analogijos, tos pasakėčios, kur ėriukas ten vargšas, nes vilkas yra alkanas, tai čia jo bėda yra. Ėriuko bėda, kad vilkas alkanas. Tai čia dabar, man atrodo, dabar pasaulyje dominuojantis principas iš tikrųjų. Tu turi būti stiprus tam, kad būtum teisingas. Kitas požiūris yra tas, kurį gina šiaip jau visos bent kiek išsivysčiusios netgi etinės moralės teorijos.
Tai kad tu neturi daryti žmogui to, ko nenori, kad tau kitas žmogus darytų. Kitaip sakant, čia atsiveria kaip tik vartai tam vidiniam kito žmogaus pasauliui, kurį tu tiesiog konstatuoji, kad jis yra analogiškas tavo pasauliu, nes jis yra toks pats žmogus kaip ir tu. Tai jeigu šitą išvedam teoriją, tai patogiausia čia atsiremti kokį nors Immanuelį Kantą, pavyzdžiui, su jo kategoriniu imperatyvu, tai čia apie tai mes kalbam, kad mes esame žmonės ir mums galioja kitos taisyklės, negu tiesiog galios viršenybės taisyklės. Nes jeigu grįžti galios viršenybės, tai ten yra tiesiog priežastis ir pasiekmė ir niekas nebeklausia. Jeigu priežastis pakankamai galinga, tai jos poveikius bus didesnis ir visi, kas tuo metu išnyks, niekas dėl to nekaltas yra. Tiesiog taip yra. Tai ta posttiesos tikrovė yra tokia, kada mes apibrėžiam, kas yra teisinga, kas yra klaidinga, kas yra tiesa ir kas yra klaidos, būtent iš galios perspektyvos. Dėl to reikia laimėti visus karus, dėl to tai pristengiasi laimėti karus, nes tam, kad būtum teisus, nes kada tu laimėsi karą, tada jis tap teisingu. Tai čia yra toks dabartinė tokia logika globaliam kontekste. Mes apie globalų kontekstą labai retai, kada taip jau iš esmės kalbam, čia daug įdomiau žiūrėti, kaip tai reiškiasi tarp žmonių, bet tarp žmonių irgi tas pats galioja. Man būtų įdomus klausimas Sauliui, jeigu galima, aš paklausiu. Žinoma, nes aš prieštarauju tam, kad tu pasakėjai, man labai įdomu. Kuri man nėra labai gerai pažįstama, bet pavyzdžiui, aš irgi pajutau, kad yra, žiūrint į verslą, yra du tokie šiek tiek prieštaraujantis požiūriai. Viena vertus mes labai vertinam istoriją sėkmingo verslo ir verslių žmonių, kurie iš nieko padarė, sukūrė kažką, kas yra reikalinga žmonėms ir taip pat ir jiems gyvenime padarė tiesiog didelį poveikį, tai kad jie praturtėjo ir viskas labai tvarkoti, bet mes tos žmonės labai gerbiam ir pelnytai, bet iš kitos pusės yra tam tikra tokia verslo logika, kada tu žiūri, kaip iš tikrųjų sėkmingi ir galbūt, sakykime, taip tikrai iš prigimties verslų žmonės elgesi, tai jie elgesi labai racionaliai ir jie, ta prasme, ten tos etikos galbūt nėra labai daug. Sakykime, jie negalvoja apie žmonės kaip apie žmonės, bet daugiau gal kaip apie kažkokias priemonės pasiekti tikslų. Nes tai yra tarsi labiau žiūrėti į tą savo verslą iš galios pozicijos yra patogiau, jeigu tu nori jį gerai išvystyti. Ar čia yra kažkoks prieštaravimas, ar čia kažkoks balansas reikalingas, pavyzdžiui, aš nežinau šitos. Jeigu tu manęs klausi, tai aš pabandysiu atsakyti, bet iš tiesų tu pasakėjai, prieš atsakydamas tu įverdinai, kaip čia geopolitinė situacija, kur svarbu laimėti karus ir panašiai, kas manau, kad niekada nebuvo kitaip. Čia aš taip manau. Ir žmogus prigimtis visada yra tokia, tai jeigu žmogus yra biologinė būtybė, jinai yra tiesiog, reiškia, kaip čia, paklūsta biologiniam Darvino, reiškia, išsuktam reikalui, tai yra laimės stipriausias. Ką reiškia stipriausias yra kitas klausimas. Ir kada stipriausias yra stipriausias, irgi yra kitas klausimas. Dėl to, kad dabar mes turime, pavyzdžiui, situaciją, kurią turbūt sunku nepastebėti, kada kaip čia, stiprumas yra asocijuojamas su agresyvumu. Tuo tarpu pažeidžiamumas visada yra tapatinamas su silpnumu. Turint galvoje, kad ypač dabar, ir tai yra įrodyta ir ne aš sugalvojau, reiškia, kad dėl dopamino lengvo prieinamumo žmonės yra silpnesni, jie mažiau atsparūs stresui ir skausmui. Lemke, Stanfordo universitetas. Šitą tiesiog yra žmonės, kuo lengviau gauna malonumą, tuo jie mažiau yra atsparūs bet kam. Jie yra silpnesni, bet nebūtinai tai reiškia, kad jie neišgyvens. Gali būti, kad neišgyvens stipriausiai. Bet čia, reiškia, šiaip iš šono truputuką, bet grįžtant prie tavo klausimo, yra tokia versle, yra labai gera tokia teorija, vadinasi stakeholders management arba stakeholders theory. Tai yra apie tai, kad bet koks verslas egzistuoja tol, kol patenkina visų susijusių asmenų poreikius. Visų susijusių asmenų. O visi susiję asmenys tiesiogiai tai yra ne tik tai akcininkai, arba ten iš tie maskai, arba kurios nerašo knygas, kurias šiaip rašo knygas tiesiog žurnalistai dėl to, kad jas perkamos yra. Nes apie 90% BVP pasaulyje sukuria žmonės, apie kuriuos niekas nerašo jokių knygų. Dėl to, kad jie nuobodus. Ir klaikiai nuobodus vadybininkai, kurie ateina tiesiog daro savo darbą. Bet visi galvoja, kad verslininkai yra tie, apie kuriuos rašo knygas.
Tai čia, žinai, kita istorija, bet iš esmės verslas negali ilgai egzistuoti, jeigu jis nepatenkina visų susijusių asmenų poreikių. Tai yra tiekėjų, klientų, akcininkų, darbuotojų, socialinių partnerių, socialinės aplinkos poreikių. Tai, pavyzdžiui, gamtos, reiškia, žemės ir taip toliau. Tai čia yra tiesiog, čia jau net nebe teorija, tai yra įrodytas dalykas, tiesiog tai nes negali ilgai, trumpai egzistuoti gali, bet ilgai negali. Tai dėl to, iš esmės, tai kaip gyvuoja verslas, tai nėra jėgos dominantė, tai yra sugyvenimo dominantė. Ir man dėl to meritokratija arba būtent verslinis priėjimas prie reikalų tvarkymo yra labai priimtinas ir suvokiamas ir kaip produktyvus ir kuriantis vertę, būtent dėl to, kad jis ilgai negali egzistuoti, jeigu jis nepatenkina visų susijusių asmenų poreikių. Kai saka, bet mes turime kitą įsivaizdavimą ir apie geopolitiką, ir apie, reiškia, verslus, panašiai dėl to, kad tai yra žiauriai patogu, kad jie blogi, nes tada jeigu jie blogi, tai mes geri. Čia yra, kai dažniausiai mes sakome, žinai, aš dažnai sakau per visokius, reiškia, sutikimus su klientais, kodėl žmonės taip mėgsta ieškoti kaltų. Kas kaltas? Kas padarė klaidą? Todėl, kad kol ieškai, kas kaltas, tu nekaltas. Tu negali būti kaltas, kol ieškai, kas kaltas. Viktorai, psichologinė prasme, kaip tai atrodo tau? Taip ir atrodo. Bet man čia mažiau įdomu negu tas paklydimo momentas, nes yra klaida kaip faktas ir mes čia galim diskutuoti, turim kriterijų klaidą ir neturim kriterijus klaidą, bet tiek verslui, tiek kitoje situacijoje, ar čia yra susiję pažeidimumu ar ne, bet pripažinti savo, kad aš ne ten nuėjau, kad aš padariau klaidą, aš paklydau ir panašiai, tai yra sąlyga mokytis. O būtent mano manimu, ar tai būtų verslas, ar biologinis organizmas, ar taip panašiai, žmogus turi gebėjimą mokytis ir turi galimybę nesimokyti. Tai pamatęs ar staptelėjęs, kad paklydau, jis turi daugiau šansų mokytis, jeigu neįpuls į kaltę, kaltinimą ir paiešką, bet kels klausimą, kaip taip atsitiko. Nes net ir tavo keliamas klausimas, ieškot kaltų, neskatina nei sistemos, nei žmonių mokytis. Žinoma, aišku, taip. Vietoj to, kad būtų anglosaksiška tradicija, jeigu ta problema atsitiko, kas sistemoje, kokie saugikliai sistemoje nesuveikia ir ką mes galim padaryti, kad jie suveiktų ateityje. Nes dabar jau aptikta paklydimą, dabar jau sugautas, dabar nėra ką užnekėti. Ieškojimas kaltų ir paklydusių ir panašiai, jis nesukuria jokios vertės. Jis nesukuria vertės, jeigu kalbės visiškai racionaliai. Taip. Čia yra atskirų institucijų, tegul jos sukuria didelį emocinį, kaip sakyti, atgalsį ir sukuria vertę galbūt viešajam sektoriui, viešumo sektoriui, kurie tų paspaudimų turi daug daugiau. Bet čia anokia čia vertė. O sistema galėtų žiūrėti, jeigu šitaip atsitiko, kas mūsų saugikliuose yra ne taip ir ką mes galėtume padaryti, kad ateityje to nebūtų. Nebūtų paskatos ir nebūtų būdo tą apeiti. Taip nuolat sistema galėtų mokytis ir nuolat žmogus mokytis. Ir jau dirbtinio intelekto pavyzdžiai jau mus rodo, reiškia, kad kai tu sukuri sistemą, ar tai būtų, reiškia, kalbos modelį ir panašiai, tu juos turi nuolat mokyti. Reiškia, dirbtinį intelektą turi mokyti. Valdymo sistemas gerai būtų, kad mokytųsi. Ir žmogus galėtų mokyti. Tai aš tikiuosi, kad kada nors ateis žmonėmis samprata, kad mokymasis yra svarbiau negu reagavimas. O kaltų paieškos ir taip toliau, tai yra reagavimas. Reagavimas tai yra negebėjimas atlaikyti ir išlaikyti ten stresą ir emocinį išgyvenimą ir pavertimas išveiką. Tu išspjauni kažkokią reakciją, vietoj to žiūrėti, negerai, blogai atsitiko, kodėl taip atsitiko ir ką galima padaryti, kad ateityje mažiau šansų būtų, kad taip atsitiktų. Viskas. Ja. Tai tada, čia ir yra dalykas, kad tu pasakei, tai iš esmės turbūt sunku būtų nuneigti, kad vienas dalykas klaida yra būtina. Reiškia, įvykimas, kuris sukelia tam tikras emocijas ir kurį mes laikome klaida, yra būtina. Ir va čia man įdomu filosofinis požiūris šitoje vietoje yra, Rasiau, suklysti filosofinė prasme yra gerai ar blogai. Psichologinė prasme panašu, kad man taip atrodo. Aš suprantu, kad vertinimas gerai, blogai jau yra iš principo klaida.
Bet aš žmogus, aš savo galiu tai leisti, vertinti ir klysti šitoje vietoje. Bet filosofinė prasme, klaida yra gerai ar blogai? Aš prieš atsakydamas į tavo klausimą dar norėčiau ištraukti tokią filologinę, reiškia, kaip čia pasakyti, temą, nes man labai tinka prie to, ką Viktoras kalbėjo. Labai yra įdomu pastebėti, kad šitą senovės graikų kalboje mes žinom tokį žodį kaip empeirėja, tai reiškia empirinis faktas, ką reiškia tas, ką mes čia patiriame ir kas tarsi atrodo kaip ir tikra ir taip toliau. Bet paprastai šitas žodis yra verčiamas kaip patirtis. Bet įdomu, kad tas pats žodis pasimato dar kitose vietose ir vienas iš jų, vienas iš tų prasmės laukų, jis yra susijęs būtent su bandymu kažko tai eksperimentavimu, klaidžiojimu ir panašiai. Tai tas peirao yra tas, kada tu, tai ką Viktoras sakė, mes mokomės. Tai tas bandymas, reiškia, tu kažką eini, kažkur nori kažką tai pamatyti, ko nesimatęs. Ir kas yra įdomu, yra dar vienas žodis, kuris tiesiogiai su šita prasme yra susijęs, tai yra piratas. Pirminė žodžio piratas reikšmė yra tas, kuris klaidžia ir, blaškosi po jūras, kažko ieško. Geras. Tai mes esam, kai mes klystam, mes esam piratai, kai klaidžiam, mes esam piratai ir tokiu būdu mes tada užsiemam tikrą empiriją. Mes tada įgaunam patirties. Ir atradimais ir taip toliau. Tai, o į tavo klausimą būtų sudėtinga atsakinėti, nes visi filosofai susidūrė su klaidos klausimu. Dėl to, kad jie yra tie, kurie tarsi nori pataisyti visus kitos filosofus. Nes visi kiti filosofai klysta, o tie, ir ne tik filosofai, bet klysta ir Homeras su savo dievais, klysta tie senoviniai tie poetai, kurie vaizduoja dievus kaip žmonės dėl to, kad jeigu būtų jaučiai, kurie kalbėtų apie savo dievus ir arkliai, tai matyti vaizduotų kaip jaučius ir arklius, ne? Iš karto kai kurie filosofai atskirs, pavyzdžiui, aš tai tikrai žinau, kad būtis yra mąstymas, o visi kiti klysta, nes jie šito tai nesupranta, nes jiems Dievė neapsireiškia ir to nepasakė. Taip kad kiekvienas filosofas turėtų ką pasakyti apie tai, kas yra klaida ir kodėl jisai neklysta. Ir kitas filosofas iškart pasakytų, kad jis klysta. Tai bet čia tema yra labai labai plati, nes praktiškai būtų galima parašyti filosofijos istoriją apie tai, kaip jie suprato klaidas. Ir ten yra įdomių atvejų. Žinoma, kad šventyklos klaidai. Kiti pasakytų, kaip ir jūs priėjot prie tos išvados, kad klysti yra žmogiška ir būdinga ir mes esame iš esmės paklydimo situacijoje, bet reikia kažkaip grįžti kažkokį autentišką, haidegerišką būties šitas supratimą, kiek įmanoma, atitolstant nuo kažkokio tai instrumentinio, technologinio, netikro, nuasmeninto buvimo, nuo algoritmų, kaip dabar pasakytume, ir panašiai, tai vienas kelias. Žodžiu, kiekvienas filosofas turėtų ką pasakyti. Pavyzdžiui, Hėgelis pasakytų tai irgi, kad yra klaida būtina dėl to, kad per ją vyksta dvasios savęs atpažinimas. Reiškia, visas tas procesas, visi elementai to proceso yra būtini pačiam procesui, nes kitaip jisai negalėtų realizuotis. Tai irgi tam tikras atsakymas. Jo. Tai tema labai svarbi. Aš tai norėčiau tostą pakelti už klaidą ir šventyklą klaidai pastatyti ir paminklą klaidai pastatyti. Nežinau, ką nors tokia reiškia, kad nes augimas be klaidos nevyksta iš principo. Turiu galvoje ne tik ten tą visą, reiškia, išgarsintą asmenybinį augimą ar ugdymą ir panašiai, kad ten yra tiesiog žmogus neauga nuo vaikystės be klaidos. Pabaigai noriu papasakoti žadėtą anekdotą. Ir šitą temą man žiauriai patinka šitą temą. Bet labai patinka dar to, kad patinka anekdotas. O jisai prasideda taip. Numirė Einšteinas. Ir pateko pas Petrą prie vartų dangaus. Ir Petras sako, kas tu? Sako, aš Einšteinas. Negali būti. Rimtai. Jėzus, tu Einšteinas. Eik tu sau. Taigi, ta prasme, žemai linkiuosi. Tas tavo šitas MC kvadratu, žodžiu, nerealu visiškai. Žinok, čia mes visi tavo fanai.
Tu žinok, esi absoliučiai pas mus, reiškia, ne tik atlaukiamas, bet esi aukščiausiai kotiruojamas žmogus EVA istorijoje. Ir dėl to tau mes turime prizą. Kokį? Susitikimą su juo. Su kuo jo? Nu, su juo. Nu, su Dievu. Reiškia, nu ir ateina, reiškia, Einšteinas į audienciją pas Dievą, viešpatį. Ir viešpat sako, ten Petras atbėga, sako, čia Einšteinas, čia kažką. Ir Dievas sako, nu, klausyk, tavasme, respektas. Ko nori? Sakyk, ko nori. Einšteinas sako, žiūrėk, viešpatė, aš tai šiaip esu, jeigu ką, fizikas. Ir man reikia suprast, man reikia formulės. Kaip visą tai veikia? Kaip tu tai sukūrei? Duok formulį. Viešpats sako, okei, tavo pageidavimas. Ant lapuko paėmė, užrašė ir padavė Einšteinui. Einšteinas pasiėmė lapuką, pieštuką ir užsidarė. Ir ten savaitėm, mėnesiais ten kažką, reiškia, sprendžia formulę. Po kiek laiko pareina atgal pas viešpatį ir sako, viešpatė, išsprendžiu. Viešpats, kietai. Ir ką? Aš labai atsiprašau, viešpatė, bet ten klaida formulėje. Viešpats sako, žinau. Ir man atrodo, čia yra kažkuria prasme išminties, kaip čia, nežinau, negalim sakyti viršūnė, turbūt neteisingai sakyti, bet man atrodo labai einšteiniška, labai judėjiška, bet labai man tai yra kažkuria prasme tai, kas yra pasaulis. Tai yra viešpaties klaida, kuri ne klaida. Jis žino. Ja, dėl to tai nėra klaida. Ačiū Jums uždėmesį, čia bus spėtimai, mes kalbame apie nepaprastai paprastus dalykus, mes tai yra filosofas Rasius Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir aš Saulius Jovaišas ir mes laukiame Jūsų dėmesio YouTube, Spotify, Apple podcastuose ir mes vis dar toliau kalbėsime ir šitas pokalbis, kuris atsitiko po ilgesnės pertraukos, įrodo, kad pokalbis tęsiasi ir jis tęsis. Ir jeigu ką, galit pasiūlyti temą. Ačiū labai. Ir tai nebus klaida, Jauka. Rimtai. Ačiū uždėmesį, iki pasimatymo. Ate. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasius Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.